Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Verkdama ji pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais, sėdinčius vieną galvų galyje, kitą kojų vietoje, ten, kur būta Jėzaus kūno. Jie paklausė ją: moterie, ko verki? Jie atsakė, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Tai tarusi, ji atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. Jis tarė jai: moterie, ko verki, ko ieškai? Jinai, manydama, jog tai sodininkas, atsakė: gerbiamasis, jei tamsta jį išnešiai, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako: Marija. Jie atsigręžė ir sušuko hebrajiškai rabūni, tai reiškia mokytojau. Jėzus jai tarė: nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems: aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo Dievą ir jūsų Dievą. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi viešpatį ir ką jis jai sakęs. Tai viešpaties žodis. Pamelos Travers pasakų knygoje Mary Poppins, žinot istorijas, ar ne? Yra pasakojama apie auklę, kuri atvyksta į vieną šeimą ir ten rūpinasi vaikais, juos moko svarbių gyvenimo pamokų, jie patiria įvairius nuotykius. Labai įspūdinga ir žinot, šiandien šios dienos Evangelija, šitos didžiosios oktavos tokiam kontekste, ji man byloja ir kalba apie vieną tokį labai įdomų dalyką, svarbų dalyką. Ten toje knygoje yra vienas toks epizodas įdomus. Pasakojama yra apie tokį stebuklingą laiko tarpą, naujųjų metų naktį, vidurnaktį, kai pradeda skambėti laikrodis, nuo 1 iki 12 valandos vyksta stebuklingi dalykai, nepaaiškinami stebuklai ir ta akimirka, atrodo, yra ypatinga tuo, kad viskas keičiasi ir tos įprastos atrodytų taisyklės jos nebegalioja, pasaulis tiesiog jisai susitaiko, ribos išnyksta, viskas tampa įmanoma. Ta akimirka priešai tampa draugais, atrodo, visus pasiekia tokia laiminga pabaiga. Ir tas plyšys, apie kurį ten tiek kalbama, jisai simbolizuoja tokį, sakytume, trumpą laiko atsiverimą amžinybėje ir kartu tai mūsų viltis, jog mūsų gyvenimas gali būti taip pat šviesus, jis gali būti sutaikytas, mūsų gyvenimas gali būti vieningas, bet, žinot, knygoje pasakyta, kad į tą plyšį galima patekti tik labai labai trumpam, kol skamba laikrodis. Ir ten neįmanoma pasilikti. Žinot, aš galvoju, mums, krikščionims, šitas laikas, kuris mums dovanotas, jis yra nepaprastai ypatingas. Mums, tikintiems Kristų, šita patirtis nėra vien kažkokia tokia trumpa akimirka, bet yra nuolatinė. Kaip bažnyčia sako, kad mes gyvenam tokiam eschatologiniam laikė. Tai yra, kad Kristus jau yra įžengęs mūsų istoriją, jis mums yra dovanojęs Dievo karalystę, bet jie yra pilnai neišsipildžiusi. Ir tai reiškia, kad Dievo karalystė jau atėjusi, bet kartu ji dar pilnai mūsų nėra įtraukusi.
Ir tai, ką mes išgyvenam šitam gyvenime, kad Kristus nugali mirti, atleidžia nuodėmes, bet mums visiems reikia vėl prie to sugrįžti. Mums vis iš naujo reikia su savo silpnumais, demonais susigrumti. Ir tai yra labai svarbu, kad mes visgi atrodytų turim šitą viltį, šitą galimybę ir visgi patiriam mes ir savo tikėjime šitą tokią įtampą tarp jau ir dar ne. Ir čia šitą įtampą galim tiesiog svarstyti, žvelgti savo gyvenimą. Iš ties dažnai yra paženklinta mūsų ilgesiu, bet kartu yra atpažįstama tokiuose mažuose išsipildymo stebukluose. Ir šiame tokiam, sakytume, didžiame tarpe yra labai daug mažų akimirkų, kai laikas sustoja ir kai Dievas mus tarsi apdovanoja, kai mes kažkas vyksta nekasdieniško mūsų gyvenime, kai mes nesuprantam, kas vyksta. Ir tiesiog nutinka, kad įvyksta stebuklingi susitikimai mūsų gyvenime, kad išsipildo pažadai, svajonės, kad tiesiog išgydomas yra žaizdos, kad žmonėms gražinamas yra gyvenimas, vėl žmonės grįžta su viltimi. Ir mes visai, neseniai išgyvename tą laiką, tą prasivėrimą, tokį Dievo malonės dangaus, tą plyšį, per kurį mums buvo dovanota tokia malonė. Tai išgyvename laiką nuo Jėzaus mirties iki jo prisikėlimo, bet tos kelios dienos, tai buvo tarpas, kuris mus palėtė, o dabar mes įžengėme į Velykų laiką ir turim kitą tarpą, sakytume, kitą plyšį. Ir tai labai dažnai visgi mūsų gyvenime lieka nepastebėta, bet šita Velykų oktava, kurioje mes esam, tai laikas yra tarp prisikėlimo sekmadienio ir Dievo gailestingumo sekmadienio. Ir iš tikrųjų šitas laikas yra nepaprastai ypatingas, nes jisai yra skirtas labai asmeniškai mums susitikti prisikėlusi. Patirti, kad tas Dievo gailestingumo stebuklas, kad jisai įvyktų mumise. Ir mes jį išgyventume, kad mes ne šiaip žinotume apie Dievo gailestingumą, bet mes būtume visiškai jo perkeisti. Ir kaip iš tikrųjų nuostabu, kad Atvelykis užbaigiantis ir tarsi užantspauduojantis tas 8 dienas trunkantį Velykų šventimą, mums tapo tokiu kaip ir gailestingumo sekmadieniu ir tos atpažintos, pripažintos, išpažintos Dievo meilės tokiu šventimu. Ir šiandien 3 Velykų dieną mes esame vėl, sakytume, šitame plyšyje, šitame įtrūkime, kuris mus įtraukia. Aš visą laiką galvoju, taip nuostabiai, ta Jėzaus tokia atverta širdis yra iš tikrųjų plyšusi. Ir tai yra stebuklas mums, kad mes per tą malonę, kiekvienam skirtingą, kiekvienam kitaip patirtą, bet kiekvienam duotą asmeniškai mes patiriam artumą ir klausydamiesi Evangelijos mes taip pat mokomės, kas ir kaip vyksta tie asmeniniai susitikimai su prisikėlusiu, kai tam tikrą prasme, sakytume, sustabdomas laikas ir tam, kad tiesiog amžinybė prisiliestų prie paties žmogaus. Ir šiandien Evangelijoje mūsų mokytoja yra Marija Magdalietė, mokytoja ir kartu ypatinga mokinė, kuri buvo išlaisvinta iš daugybės demonų ir ji pažino ypatingą Jėzaus meilę ir turėjo paskui jėgų daugiau atrodyti už visus kitus, stovėti po Jėzaus kryžiumi, kai nebuvo visi mokiniai vyrai išsilakstę, vienintelė atrodo, tokia buvo atsidavusi, kuriai niekas daugiau atrodo nerūpėjo ir ji stovėjo po kryžiumi. Ir čia, man atrodo, bet dar gilesnis turėjo būti jos skausmas, kai ta pati neviltis, kai ji išgyveno savo gelbėtojo netektį. Kaip jai turėjo būti skaudu, kai visas tas, kas jai gražino gyvenimą ir to gelbėtojo atrodo nebeliko. Ir Evangelija mums sako, kad Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Aš nežinau, kiek mes daug galim šitame sakinyje atrodo išgyventi ir tarsi kažkuria prasme susitapatinti su Marija. Kiek daug telpa čia tos mūsų tokios žmogiškos irgi patirties tame. Tiesiog mes visi žinom, ką reiškia stovėti prie savo netekties, prie savo skausmo, prie neišsipildžiusių vilčių, ką reiškia verkti, tam tikrą prasme, ką reiškia būti visiškai, bejėgių, jaustis bejėgių, tiesiog negalėti nieko pakeisti gyvenime.
Ir kaip šita patirtis mums yra Marijos ašaros ir jos pasimetimas ir mūsų pasimetimas, koks jis yra tikras. Ir mes žinom iš Evangelijos, kad Marija jau ji buvo nuskubėjusi pas apaštalus, pas Petrą, Joną, juos pasikvietė, jie atbėgo, jie nerado prisikėlusio, jie patyrė malonę atsivertimo ir vis dėlto viskas prasidėjo nuo to, kad Marija nubėgo jų pakviesti, bet, žinot, kito žmogaus tikėjimas, jis nebūtinai tampa mūsų susitikimu su Kristumi. Mes esame tai patyrę turbūt visi ir daugybę kartų ir kartais kiek daug besistengtum, kiek gali liūdėti nuostabiausių dalykų pasakot, kaip Dievas tave yra palietęs, kaip jis yra tave vedęs ir veda ir žiūrėk, ir nieko nenutiks ir nepalies. Nes tiesiog Dievas kiekvienam yra paruošęs susitikimą, kiekvienam ypatingą asmeninį susitikimą, kad mes taptume liudytojais ne iš kito pasakojimų, bet liudytojais taptume iš susitikimo su tuo patyrimu, tos Dievo meilės, jo gailestingumo, jo perkeisto gyvenimo. Ir Viešpats mums ir šiandieną, kaskart jis mums ruošia tą susitikimą. Kiek daug progų mes kartu praleidžiam ir neišnaudojam. Bet šiandieną Evangelija mūsų dėmesį atkreipia į Marijos ašaras, kad Marija verkė. Ir pro savo ašaras jį mato angelus. Labai gražiai, kad žmogus, žinot, kai verkia, tada sakom, kad žmogaus siela pradeda matyti. Kai žmogus iš tikrųjų verkia, nesvarbu, dėl ko mes esame irgi gyvenime verkę, dėl ko kentėja kiekvienas ir kaip bebūtų, bet mes tada pradėjome matyti kitaip. Ir Marija pamato angelus, pamato tos pasiuntinius, pamato kažkaip Dievo valią, angelus, kurie ją užkalbina, kurie tiesiog su ją pradeda, atrodo, bendrauti ir ką tame pasimetime, tame sukrėtime iš tikrųjų Marija galėjo suprasti. Bet kaip bebūtų, ji kalbasi ir ji įvardyja savo liūdesį, ji išsako jį. Jis išsako savo nusiminimą, ilgesį, savo lūkestį išsako ir tuo metu atrodo, kad jai būtų užtekę, kad ji būtų suradusi tiesiog mirusį Jėzaus kūną. Viskas būtų saugu, viskas būtų savo vietoj, viskas būtų buvę gerai. Kažkaip su tuo galima susitaikyti, kai yra tiesiog, kad ir viskas mirė, bet viskas savo vietose. Ir čia mes atpažinkim, kaip dažnai nutinka tai mums mūsų gyvenime, kai mes norime išlaikyti tai, kas mums yra brangu ir norim sustabdyti, kartais iš mūsų, bėgantį, sprūstantį gyvenimą, norim susigrąžinti tai, ką galbūt jau praradome, ko niekaip sugrąžinti negalime. Kaip mes kartais kažkuria prasme iš tikrųjų tampam ir šią prasme panašus į Mariją ir kaip dažnai tai mums nutinka. Ir Marija tai daro, atpažinkim, 2 kartus. Ir pirmiausia, ji ieško mirusio kūno ir paskui ji mėgina sulaikyti Jėzų. Bet man tai čia atsiskleidžia, atrodo, visas toks Evangelijos grožis, kai, žinot, pirmiausia, tai kas yra svarbiausia, kad Marija, ji neslepia savo ilgesio, kuris yra netobulas. Ji nori vėl žemiškai viską sudėlioti savo vietas, nori vėl to saugumo, tiesiog nori, kad gyvenimas grįžtų. Ir kartu ji labai aiškiai įvardyja savo lūkestį, nes jis yra, nors ir dar kažkiek klaidingas, bet jį pripažįsta, jis sako, aš nežinau, kur jį padėjo, nežinau, kur jis yra. Ir būtent tada Marija yra apdovanojama tuo susitikimu, tada ji yra pašaukiama vardu ir tada ji atpažįsta Jėzų, Mariją. Jėzus švelniai kreipiasi į ją, jis nesipiktina dėl to, kad ji net pažino jo, kad ji palaikė jį sodininku, Jėzus jai nepriekaištauja, nuostabi akimirka. Mes žinom, kad vėliau kai kuriems apaštalams Jėzus jiems prikiš, kad jie mažatikiai, kad jie netikėjo, bet su Marija yra kitaip. Su Marija Jėzus elgiasi labai švelniai, bet jis ne tik Mariją, bet jis ir mus labai švelniai kviečia vardu, jis kalbina. Jėzus nesipiktina ir tas jo švelnus asmeninis kreipimasis, jisai sugrąžina mums tą ramybę, mus pirmiausiai grąžina į tikrovę, kas mes esam Dievui ir iš naujo kviečia mus patikėti, kad mes esame mylimi. Vis iš naujo, kad mes esame Dievo mylimi kiekvieną kartą, kiekvieną dieną. Ir tas švelnus,
visada prisiminkim, jauskim, leiskim savo šitą išgyventi. Tas švelnus asmeninis Dievo kreipimasis visą laiką mums sugrąžina tą tokią Dievo artumo tikrovę, patirtį, kad Dievas visą laiką yra su mumis, jis yra mūsų pusėje. Ir čia galim tik pagalvoti, kas būtų nutikę, jeigu Marija, pavyzdžiui, būtų gėdijusi savo ašarų, jeigu ji būtų pabėgusi nuo angelų, jeigu ji būtų pabėgusi nuo to nepažįstamojo sode, jeigu ji būtų pabėgusi nuo viso to, kas dėjosi jos širdyje. Nežinau, kaip ta visa istorija, kaip ji būtų toliau perduota, bet man atrodo, tai dažnai nutinka mums ir mūsų gyvenime. Mes kartais neišsakom, atpažinkim tai, kartais mes neišsakom Dievui savo lūkesčių, kartais mes Dievui neišsakom savo jausmų. Mes esam taip išmokę melstis, taip nuostabiai sakyti maldas Dievui, kad mes net jų nejaučiam. Mums svarbu, kad mes meldžiamės, kad mes tiesiog techniškai viską teisingai atliekam, padarom, bet mums taip trūksta to širdies, to pajutimo, to patraukimo Dievo. Ir šiandien atpažinkim, kas ir kaip keistųsi tas mūsų gyvenimas, jeigu kiekvieną kartą bent po truputėlį atpažintume ir pripažintume tą Dievo kalbinimą, jeigu nepabėgtume nuo to, kaip mes jaučiamės, jeigu visą tą savo tikrovę atneštume į Dievo akivaizdą. Tai matykim, kad Jėzus, jis atsiskleidė tame susitikime ir jis nori kiekviename mūsų susitikime mums pasirodyti kaip viešpats, ne kaip sodininkas. Ir žinot, kad mūsų maldoj jis, jeigu tik toks ir lieka, nežinau, sodininkas, mokytojas, pranašas, angelas, ko mes galim jį pavadinti, bet jeigu jis yra net pažintas Dievas, tai nežinau, kas nutinka ir su mūsų prisikėlimu ir tuo mūsų perkeistų gyvenimu. Bet atpažinusi viešpatį Mariją, matykim, kad ji niekur nebėga, ji toliau eina skelbti, eina tiesiog gyventi tuo susitikimu ir nauja patirtimi. Ir tai, kad jos pasakojimas liko užrašytas Evangelijoje, reiškia, kad ji nesigėdėjo papasakoti tikrai savo skaudžių patirčių. Ji nesigėdėjo papasakoti, kad ji net pažino Jėzaus, kad ji susipainiojo, ji tiesiog suklydo ir kad ji palaikė Jėzų sodininku, taip toliau, kaip ji norėjo jį sulaikyti. Bet žinot, tai yra mokinystė. Neslėpti savo trapumą, bet kaip tik tai leisti Dievui per jį veikti. Pripažinti savo silpnumą, pripažinti savo klaidą, atpažinti joje tikrai Dievo galybę ir leisti Dievui veikti, leisti jam kalbėti. Tai Marija, ji iš tikrųjų panyra į Dievo gailestingumą ir eina darbuotis, jie eina pasakoti, perduoti to žinios, eina skelbti. Ir mes, broliai seserys, Velykų oktava yra mūsų kelionė į gailestingumo sekmadienį, prasidėjusi, besitęsianti, bet ji pratęsė šitą Velykų žinią, kad prisikėlimas negali likti tik tai kažkoks, nežinau, istorinis pasakojimas, bet jis turi tapti mūsų įvykiu, jis turi tapti mūsų istorija, kaip mes ją papasakosim, kaip mes tą prisikėlimo įvykį ir žinią perduosime kitiems, kaip dabar per mus kiti patirs gailestingumą. Tai tam, kad galėtume nešti gerąją naujieną kitiems, kad galėtume papasakoti kitiems apie prisikėlimą, kaip jisai reiškiasi mūsų gyvenime, melskime Dievo gailestingumo, melskime tos atviros širdies, plyšusios, nežinau, širdies malonės, kuri visą laiką yra atverta mums, kad mes per ją patektume į Dievo vaikų gyvenimą.